Sveiki visi, vėl šeštadienis, vėl važiuojam į Kačergą ir šiek tiek situacija kitokia. Kas žiūrėjot, kas matėt, tai žinot, kad BMW motoras vėl sprogo. O šiais metais aš vėl noriu važiuoti į press rally. Tai klausimas kyla, kas, kaip, kur ir ką. O atsakymas paprastas. Šoksiu į kitą klasę su kitu automobiliu. Turėtų būti smagu. Apie BMW kitą kartą, apie šitą daiktą irgi kitą kartą jisai šiek tiek pasikeis greitų metu. O dabar lekiam į Kačergą, pafilmuoti ir pažiūrėti, kas per aparatą, su kuriuo lėksim į press rally. Lekiam. Štai ir atvykom. Spėkit dabar, kuri bus ta Tesla, Porsche'as, M2, Audi TT, Škiroko, Megane ar toks pat 328, tik rimtesnis. Ogi, drumroll, Megane. Rollbaras, viską. Nu gerai, bus smagu. Nu ką, pasibandom. Iš pradžių gal galvojau bus nejauku su priekiu. Tai iškartis tau supipė. Aha, kada bėgiai mušti? Niek. Čia gazu valdosi mašina. Laikyk vienodai, arčiau, gazu. Čia anksčiau gazą gali spausti negu su galvaru. Ai, kad temptų. Anksčiau gali spausti. Gazą ir didini. Labai stipriai nereikia spausti, visada didin gazą. Didin ketvirtas. Kirs drąsiai, matai, išeini ten. Ketvirtas. Aiškiai pastabdai. Ir greitėjam. Nebijok duot gazo, jei nieko. Bet nereikia per stipriai gazą, nes tau pradės sukti ratus. Švelniai stabdai ir įsistabdai iš čia, va. Ir vėl gaziuką naudoji, lengvai. Žiūrėk į priekį daugiau. Dabar žiūrėk ten į tą posūkį jau, kur turi būti. O, gerai. Dabar čia pasistabdai. Ir, matai, tu stabdėsi dar nebuvai. Taip, netiesiai vairas buvo. Neišsitiesė, dėl to jinai pradeda susimėti. Eina geriau nei BMW. Geriau. Gal davai jūs mane su šitą Nori taip? Aha. Davai. Bet valdosi gerai. Ir paskui stabdau, jau pasistatau, aš kai matau jau, kad pasistačiau, tada gali ir laikyti su gaisu. Jeigu ant posūkio duodi gazą lengvai, kai jinai stabili, tada išlieka. Ir kad jinai tau liktų stabili, kad jinai nesimojuotų iki to. Dar reikia pajausti ją, susigyventi su ją. Tai čia normalu. Tai tu dabar pavažiuok, paskui dar pavažiuosi. Nu, tą Meganę reikia prisijaukinti. Galvoju, keli faktoriai yra. Pirmas tas, kad aš nepratęs važiuoti žiedą be šikanų. Antras, jinai šiaip greitesnė mašina, nei aš pratęs. Trečias, priekis varomas, negalas varomas. Šitus faktorius reikia perlipti ir šiaip viskas gerai. Bet su pačia Megane, tai aš manau, susigyvensiu, viskas ten gerai. O dabar lekiam į trasos vidų, pafilmuosim. Ir per tą laiką gal susigulės man galvoj ta Meganė. Nu, kas atspės, kiek erkių prisigaudys. Nes jau vieną nuspriktavau nuo kojos. Gerai, audinę nufilmuoju ir po audinės galima bus grįžti. Tik jau čia užlipt bus sunkiau negu nulipt. Atvažiuoja Porsche'as, tai nedaug laiko turim. Opa.
karšta ir jau 2 erkes nusispriktavau. Labai nefaina. Šiaip gerai, kad pasiskiepijau, bet antras skiepas buvo tik tai prieš pusę savaitės. Tai nežinau, ar jau aktyvu ar ne. Gal ir viskas gerai. Ąžuolas. Na, čia bus mažiau erkių. Einam žemyn, arčiau kelio, nes kuo tu arčiau mašinos, tuo jie atrodo greitesnė. Kažkokie ėjimai, tai kaip visada. Būnant medija, daugiau šansų, kad tu išsisuksi koją, nei kad nukirs tave mašiną. Nu, arba erkė, va, irgi. Nieko negirdžiu, lyg net važiuoja. O šitos fiškės padėtos toj vietoj, kur turi būti mama geriausia trajektorija. Ten toli matosi. Nu, turbūt matėt, kai ir važiavau, pasakoju. Tada čia kita yra ir linijos nupieštos, bet nežinant, kur tiksliai jos yra, nu, kur maždaug jos yra, tai sunku tas linijas ir pamatyti. Tai dėl to, kadangi daug važiuoja naujų žmonių, atvažiuoja pasibandyti, dėl to fiškas sudeda, kad matytųsi iš toli, kur ta trajektorija. O pavyzdžiui, nuo anos turi važiuoti į šitą ir tada iš karto tiesiai į šitą. O kaip jisai. Vidus, tada fiškė, tada į vidų, į šitą ir tada vėl tenais išorį. Tylu, malonu, upelis šniokščia, kaip ir šitos. Reikia didesnio tarpo ir padėsiu kitą GoProškę prie fiškės. Gal dabar ir yra tas tarpas. Dar veikia. Trikojus lūžo, abi kojos. 2 iš 3 nulūžo, visa kita veikia. Šitą GoProškę tiek atlaikius, kad šakės. O čia yra naujoji danga, naujoji atkarpa. Nu, šiaip ir ten iš pradžių, kur buvau, ten dar irgi nauja atkarpa. Bet šiaip gražiai atrodo. Ten už posūkio eina tiesioji ąžuolas, o čia yra šakių posūkis. Ir tada kylama yra į Makuškę. Tai vat, laukiam. Ko čia laukiam? Nieko nelaukiam, vienam kadrų gaudžiam. Nu, blemba, čia negerai prisilakščiau. Viena erkė, antra erkė, trečia erkė. Ketvirta erkė. O kas viskas. Tai iš viso 6. Ir kur tik medija nenusiris. Gerai, kad nesu šortais. Šaragas būtų. Pasivažinėjom su Megane, o dabar pafilminsim visas šitas mašinas iš bagažinės. Pasidarysim rolling kadrų. Ką to? Telpi? Priimsi mane? Lauk, pasivalysiu kojas. Iš karto įdedu į TikToką ir į policiją. Į policiją. Suruošęs? Davai bandom.
gerų. Visai gerų, jo. Aišku, žinai, kai šitoje daly važiuoja, tai kai išlaikymas ilgesnis, tai biški yra reikalų, žinai. Taip. Vat, viskas, nu, galite ir iškelt, nes kojų nejaučiu. Šversda. Nu ką, pasibaigė renginys, pasivažinėjom, padirbom, padarėm žiauriai gerų kadrų. Jo, tai kaip aš sakiau, dėl Meganės, tai tikrai reikia prie jos priprast. Aš šiaip iš pradžių, kai pradėjau važinėjau su FVD mašinom ir visos RVD mašinos man atrodė, nu, nesaugios, nepasitikėjau tuo RVD. O priekį varomą mašinom kaip tik pasitikėjau ir viskas buvo gerai ir jaučiausi labai komfortiškai. Bet 4 metus pravažinėjus su galu varomu, tai atvirkščiai pasidarė, kaip tik dabar priekis atrodo nepatikimas. Labiau norėjau pasižiūrėti, kaip jinai reaguoja į gazą, kaip bėgėjasi, kaip valdosi, o tikrai nebandžiau su jie atakinti Nemuno žiedo konfiguraciją be šikanų, nes mūsų žiedas šiaip, kad ir atrodo paprasta maža trasytė, bet jinai labai neatleidžia klaidų. O šiandien viskas. Video iš presralio su Megane tikrai bus. Tai va, šiandien tiek ir iki kito karto.